Važiuojam. Šį kartą vėl filmuoju iš mašinos. Ir likiu sandėlį šiandien tokį dienelį, kad laukia, kad net nežinau. Ir be proto džiaugsminga ir baisu. Pirmą kartą šiemet turime tiek rezervų, turime apie 70 žmonių rezervacijas. Skirtingos rezervacijos nuo 20 iki ten 5 žmonių, bet didžiulis kiekis, milžiniškas, beveik pilnas baras. Blogiausia tai, kad, kaip sakyt, dirbam tik patys, tai barmenų šiandien laisvai turi dieną ir iš anksto nusistatęs, tai matyti negali. Tai iškvietėm ir virėją antrą paprašym, kad išeitų, ir aš, Raimonda, ir dar padės aplinkiniai gal su indais susinešti. Žiauru, dar degustaciją turiu. Tai mano degustacija bus 5 valandą, tai toks dar, bet jau aš turiu per valandą, verkiant susisukti, nes 6 jau daug rezervų prieis. Iki tol bus žmonių, bet iki 6 jau prieina normaliai rezervų, 7 iš vis ten mišios. Ir, kas dar žiauriau, Raimondai, reikia sulės ištraukti iš rankos, jei siuvo ranką ten, nieko baisaus, ten pašalino kažkokie odos darinį. Bet vienintelė vieta, nes vakar nuėjo, nieks neperspėjo, kad susirgo gydytoja, tai nuėjo ir šiandien vienintelis laikas yra 6:30, tai plius minus 40 minučių gerų tikrai jos nebus, jeigu nedaugiau. Kažkoks sukrito viskas, nežinau. Tai va, tai negaliu ilgiau tikrai būti iki tiek. Degustacijos ilgiau vesti, negu vesiu. Nemėgstu taip skubėti, mėgstu, kai su žmonėm pabendrauti ilgiau. Ir laukia vakarėlis, aš tikiuosi bus rekordinis šiais metais, labai tikiuosi, bet nebūtinai, kartais būna daug rezervacijų ir apyvartos nesugeneruoja tiek daug. O viskas todėl, kad, galim sakyti, paskutinis savaitgalis, kitas savaitgalis irgi dar tikiuosi, kad bus žmonių, nes realiai kokie 3 savaitgaliai prieš naujus metus pagerėjo, tai praeitas buvo neblogas tikrai. Bet nebuvo kažkoks ekstra geras, bet buvo neblogas tikrai. Tai šiandien aš tikiuosi bus nuostabus, rytoj neįsivaizduoju, kaip bus šeštadienį. Rezervacijų nėra šeštadieniui, tai nežinau, labai keista, labai tikiuosi, kad bus irgi daug žmonių, nes mes visą laiką nedirbame per kūčias ir kalėdas, ir per Velykas nedirbame, ir per naujus metus nedirbame. Tai 31 nedirbame ir 24, 25, 26. 27 sugalvoju, kad reikia padaryti tokią, pakviesti, kad žmonės pakviestų į barą draugus ar pažįstamus, kurių labai seniai nematė. Tai jeigu turite tokių draugų pažįstamų, kur bendravot ir seniai nematėte, gera proga tą dieną atsivesti tiesiai po kalėdų, niekas neskuba, viską tempas lėtas, pabendrauti, prisiminti laikus kažkokius, šiaip susitikti, pagaliau rasti progą susitikti. Šeštadienis, tai jo labiau gal kažkas bus išvažiavęs, bet aš manau, kad turėtų ateiti žmonių. Tai va, tokia įdomesnė diena ir jeigu pasiteisins, tai kitąmet kartosim tą pačią dieną, iškart po kalėdų. Man atrodo, gera proga susitikti. Ir dar paskambino, kuris kad atvažiavo, tai dabar likiu, 3 paletės atvažiavo, likiu į sandėlį. Nespėsiu nieko su jom padaryti, realiai tik tai įstumti ir viskas. Atsiprašau. Ir lėksiu į barą tvarkytis, nes vakar buvo žmonių, plius pasiruošti reikia, tai labai daug bus laiko reikia. Reikia išsiplauti, reikia sutvarkyti viską. Ir lauksiu kitų tada, kas ateis pagalba man šiandien. Tai ačiū, kad ateina, tai labai smagu yra. Ir tokia, sakau, atrodo ir baisu, nes kas bus, nes vakarė nepaeisim, bet to pačiu žiauriai džiaugsminga, čia nesiskundžiu, čia žiauriai džiaugiuosi iš tiesų. Labai gerai, nes kai tokie laikai, tai čia mums yra rojus, šitie dalykai visi. Ir galiu papasakoti vieną istoriją, dirbau trečiadienį paskutinį karbare, prieš porą dienų. Tai vos neišmečiau iš baro, bet pasiunčiau žmogų, tiesiai šviesiai ir parodžiau duris, kad eitų. Tai sėdi dviesi ir šnekasi ir matai, kad protų nežiba tikrai, bet vienas bando kitą įkalbėti, o tas
kuris labiau girtas, tai jisai aiškina, kaip čia apie Rusiją, Ukrainą kalba ten ėjo ir aš taip, girdžiu, jie garsiai šneka, tiesiog netoli baro sėdi ir labai garsiai šneka. Ir girdžiu, kad jam viskas nevienareikšmiška čia yra. Ir rusai turėjo teisę ir prieš NATO, ir ten dar kažkas, ir ten taip toliau. Jisai, grinais žiūri rusiškus televiziją, 100%. Kanalus ar tiktokus, nežinau, bet rusiškus. Propaganda tikrai prikištas. Ir aš priejau, sakau, žiūrėk, tu čia šneki dalykus, sakau, kieno Krymas? Ir atsakymo nebuvo, iš karto buvo, sakau, eini na už durų, pro duris. Čia man nereikia tokių rusų palaikytojų. Tai ne, aš nepalaikau rusų, aš čia kažką. Tai Ukrainos Krymas čia, bet kol nepamatė rimto nusiteikimo, tol buvo. Tai nežinau, mane pykina nuo tokių žmonių. Realiai pykina. O kaip tai tą vakarą dar šnekėjausi su pažįstamu, kuris atvažiavęs iš Ukrainos, dabar ką tik grįžo, jisai atvažinėja į Lietuvą, jis atvažiuoja čia, dirba nuotoliu, tai važiuoja, tai paramos visokius šitų renginių padaro, tai aplanko čia dukros gyvena ir važiuoja vėl į Ukrainą ir vėl. Ir mes kaip tik apie su juo šnekėjom apie tą visą situaciją ir ten, baisu, košmaras kažkoks visiškas yra. O sėdi kažkoks debilas, kuris aiškina, kad čia tipo maždaug rusai turėjo kažką. Ir žmonės labai lengvai projektuoja viską į savo namus, ar net savo kiemą, bet absoliučiai to paties nesugebėjo perkelti savo valstybę. Ir tokie žmonės neina balsuoti, tokie žmonės balsuoja už rusus, už palaikytojus rusų, už žemaitaičius, kas yra tas pats, kas rusų palaikytojas ir panašius. Žiauru yra. Ir dar kas daros dabar Lietuvoje čia su socialdemokratais ir kitais jiem prijaučiančiais ir visus vatnikus, kuriuos pasiėmė pas save, apsikabinę sėdi, bučiuojasi. Žiauru. Tai būkit socialiai atsakingi, eikit į mitingus, būtinai eikit į mitingus. Reikia rodyti, kad daug žmonių yra. Kito kelio nėra. Tai vėl susinerinau. Pasakodamas jums. Žiauru. Ne, tokių žmonių man nereikia ir tegu eina jie. 4 metai žiauraus karą. Paskui čia užsidarė Kaune pizzerija, liktai, Bella Italija. Ten tikrai patrinta buvo jau tokia jinai, bet jinai daug metų tokia buvo, liktai paremontuota, dabar jau liktai sienos padažytas. Bet aš ten 21 metus rašo, kad dirbo. Aš dar atsimenu, kai jie buvo kitoj pusėje ir mes eidavom valgyti pizzas ir dabar, kai nuvažiuoju į Kauną, jeigu turiu laiko, aš ten nueinu suvalgau pizzą, man ten tokia karne tritata vadinasi. Aš visą laiką ją valgau, kadangi retai labai būna, tai neatsibosta. Labai man skanu, tie padažai, kur užpili pilną pizzą plaukia. Man labai patinka. Labai gaila. Tikrai labai gaila, nes ta vieta, kur eidavau. Ir kažkokia nostalgija, nes labai daug metų. Tai tokios vietos irgi užsidaro. Ir užsidaro ne iš gero gyvenimo. Jie netoli fontano buvo, tai ten tas tikrai, atrodo, ir srautas, ir žmonių praėjimas gana didelis. Ir dar jo labiau, kad nesenamiestė, ten kur Kaune girdėjau, kad labai liūdna, bet vis tiek arčiau Soboro čia gaunasi. Tai labai liūdna ir eikite į barus, kavinės, palaikykite tuos, kurie vietas, kur patinka jums, tai ir jie išgyvens. Nebūtinai pas mus, jeigu turite įdomesnių vietų, geresnių, kur jums labiau patinka, eikite ten. Palaikykite, ypač jeigu matote, kad tai yra netinklinis smulkus verslas, neikite tinklus. Eikite į mažus, kur turi 1, 2, 3 gal barus turi žmonės. Bet eikite, palaikykite juos, bet tikrai neikite tinklus, tokius kaip ten yra Grill London, nes jie buvo pagauti, kai pas direktorių namie rado grinais, man atrodo, 1 milijoną. Tai įsivaizduoti, kiek turėjo pinigų nebeturėt, kur paslėpti, kad namie grinais laikytų 1 milijoną. Tai tikrai tenais neikite į Vičiūnų grupės. Jie dabar sako, nebe jiem priklauso, bet aš galvoju, kad jeigu samdomas direktorius gali įsigyti tokį tinklą, tai jis tikrai nedirbtų samdomų direktoriumi, jis turėtų savo verslą.
Todėl manau, kad ten yra makaronų kabinimas ir kažkada grįš atgal viskas. Tai neikite į tos visus Charlie pizzas, katpėdėlės ir panašius dalykus, tikrai neikite. Tai čia tie, kurie slėpia, jo labiau, kad jie yra, jeigu nežinojot, tai man atrodo, gal Charlie jau vadinosi pizza, ar jie kažkaip kitai vienas tuo metu. Ir tie pačiam Vičiūnam priklausė ir jie yra irgi VMI pagauti PVM slepiant. Tai turint tiek pinigų ir dar tokiais šūdais užsiminėti, tai, tik, bet čia, kas žinoma, tie šaitį, tai čia turbūt nieko keisto, ką jie išdarinėja, tai. Ir nepirkite tų prekių jų, tai, nes jeigu jūs perkate jų prekes, jūs remiate jį. Yra alternatyvų, praškai, kiekviena prekė turi savo alternatyvą, tai stengtės nepirkti tokių dalykų. O grįžtant prie kavinių barų, eikite į netinklinius, eikite ir palaikykite juos ypatingai. Jaučiu, kad gerų naujienų nebus. Kažkokie. Nieko kitą savaitę gal padarysiu kažkokį pozityvių naujienų sąrašą. Čia vėlgi tik tai, kad suprastumėt, kaip yra kartais to darbo, kiek prisidaroma yra. Tai aš vežu alų į barą, dabar dažniausiai vežu mažesniais kiekiais, tai nes man sustot toli yra, prisiparkuot po to su autobusiuku kažkur, tai palikti sunku. Tai važiuoju su šitą mašiną, kur dabar. Ir tada pasiemu alaus kokius 8 kiegus ir buteliukų. Tai paskutinį kartą vežiau, buvo 8 kiegai su ratukais 4 reisai ir dar dėžės su rankomis nešioju, jeigu taip greičiau gaunasi, nes nuo ratukų gali nuvirsti. Ten vėl 4 reisai. Tai va, 8 kartai nuo mašinos iki baro, spėkit, kiek trunko. 50 minučių. Tiek mus aptvėrė, dabar dar Vokiečių gatvė, kai užtvėrė, tai iš vis pasidarė toli. Neštis ir nėra kur sustoti, o ten kur sustoti, toli eiti. Tai kad suprastumėt, man reikia praškai valandos laiko, kad tik suneščiau alų į barą. Nes dėl ten svoris, ratukai važiuoji, ten būna geriau gyvenime, būna lengvesnių darbų, bet nieko čia baisaus, susivaikštai. Bet valanda išsimeta vienam taškui. Tai suokit tiem, kas dirbo vežėjais, kiek jie laiko sugaišta nešiodami ar vežiodami prekes tokiems kaip mes, kurie uždaryti. Bet Trakų gatvė jau, kaip suprantu, pagrindas padėtas jau lygina. Tai tikiuosi, kad jie per kitą savaitę gal kažką pradės daryti, bet šį turėjo baigti, man atrodo, iki Kalėdų ar iki naujų metų, aš dabar neprisimenu. Tai kad jie sudės ten akmenys, aš labai abejoju, nes aš mačiau kaip gabaliuką, kur sankryža grinai Vokiečių, ten Vilniaus ir Trakų yra. Ten buvo nurinkta, ten tas plotelis nebuvo labai didelis. Tai jie tą plotelį 2 savaitės gal dėjo. Nes akmenys dėti turbūt ten netaip paprasta, ten reikia taikyti, reikia dar kažką daryti. Tai va, tai kad jie padarys iki naujų metų, šansų beveik nėra. Ir kol dar Vokiečių gatvė buvo neuždaryta, dar tas ir praėjimas buvo kažkoks aiškesnis. Dabar iš vis tam nesimato, pro kur eiti, kaip eiti žmonėms, yra košmaras totalus. Tikrai totalus košmaras. Tai arba jie gatvę gal darys be akmenų, aš nežinau. Šaligatvių nekeičia Trakų gatvė, jeigu kam įdomu, kas vaikšto, tai šaligatvių dabar nekeičia. Sutvarkė, tai pakrapštė, padėjo užlopę tarpus senom plytelėm. Bordiūrus irgi atkelia, aš kaip supratau, dabar jie turi daryti gatvę, o tada tvarkys šaligatvius. Tai klausimas, ar šiemet, ar kitais metais. Baisiausia, kas gali nutikti, tai jeigu jie tvarkys vasarą. Kodėl? Todėl, kad vasarą, aišku, žmonių mažai, bet terasos negalėsim turėti. Jau šiemet visą mėnesį atėmė iš mūsų terasos, nes pradėjo remontą. Tai jau kitąmet mums neleis terasos ten darytis, dėl to, kad šaligatvių remontą darys, tai žiauru iš vis, nežinau. Tai va to labai bijau dabar. O ten dabar užtvėrė, tai žiauriai iš visų pusių viskas užvaryta, užtverta. Tas nederina savivaldybė absoliučiai darbų, kokias gatvės remontuojamos, kur remontuojamos. Dabar Naugarduko gatvė ten pristatyta kažko, nežinau, kas ten gal kokia avarija, ten gabalais tokiais irgi uždaryta, ten kamščiai nesveiki. Tada Basanavičiaus jau seniai remontuoja visą gatvę, ten tvarko irgi. Trakų uždaryta gatvė, Vokiečių dabar vėl uždarėm pusę gatvės. Toks vienu metu tokia krūvoj koncentracija tų darbų labai didelė yra, gal galėtų kažkaip paskirstyti truputėlį, arba jeigu Vokiečių gatvė užsitverinėja, tai Trakų turėtų atidaryti kažkokią dalį, kad būtų tas praėjimas aiškesnis, kažkoks normalesnis, o ne tuneliais, tokiais vaikščiot labirintais. Nežinau, aš taip galvoju, kaip jūs.
Netrukdo jums remontai senamiestį, ar nebūna senamiestį tiesiog? Nepamenu pasakojau, ar ne, bet turbūt ne jau. Man tiek visko galvoju dabar yra, kad aš neatsimenu, ką praeitą savaitę pasakojau. Tai vieną dieną užėjo vieni anglai tokį porelį. Ir kažkaip pašnekėjom su jais ir sako, žinau, kodėl atėjom. Sakau, nu papasakokit. Sako, sūnus mūsų prieš 2 metus yra buvęs pas jūs bare. Ir kai sužinojo, kad mes važiuojame į Lietuvą, sakė, jūsų pirmas baras turi būti local pub. Va, prašau, labai gražu. Vėlikai faina, vėlikai malonu, jie labai laimingi išėjo, po to kitą dieną dar buvo užėję. Tai labai smagu, tokie dalykai yra. O kiti anglai atvarė 5. Sakė, mes matėm straipsnį The Guardians. Tai čia buvo gal prieš, irgi gal porą metų atgal buvo. Tai Markas padėjo, kad tas straipsnis ten atsirastų. Ir žiūrėk, va, žmonės per tiek laiko atsimena, matot, važiuoja į Lietuvą, atsimena tokius straipsnius, tokius dalykus ir ateina. Irgi po to grįžo, nuvarė pavakarieniavo ir vėl grįžo pas mus. Restorane buvo, ėjo valgyti. Tai parašė praeitą kartą komentarą, kaip papasakojo apie tai, kad ne visi žmonės daro sąžiningai savo darbą ir kai kada piktybiškai nedaro. Kai palikau siurblį ir papasakau, ką daryti su jo, o jį nunešė padėjo vietoje, vietoj to, kad išsiurbtų. Tai pasitaiko tokie dalykai, tai yra žiauru, nervina iki negalėjimo, bet nežinau. Raimonda ramesnė, tai Raimonda šnekasi su žmonėm, aš degtukas esu, kartais užsidegu ir aš žmonėm moku paaiškinti aiškiai viską ir man nesunku ir aš paaiškinu, bet kartais va, tokie piktybiniai dalykai, nu aš suprantu, kad aš nesugalvoju jokios priežasties, kodėl taip galim padaryti. Ir parašė komentarą, kad reikia daryti, žymėti kažkas tokio. Tai pas mus yra lapai, kuriuose yra surašyti visi dienos darbai, savaitės darbai ir mėnesio darbai. Visi. Ir taisyklė yra labai aiški, kad reikia prieš tai padaryti darbą ir po to žymėti. Vienintelė taisyklė, daugiau nieko nėra. Prieš tai padarai, po to žymi. Bet ne visada ir tai paiso ir padeda. Ir plus kiekvieno dalyko nesurašysit. Jeigu aš parašau, kad reikia iš barą išplauti, išplauti grindis ar išsiurbti grindis, išsiurbti ir išplauti grindis, pas man parašyti taip. Nu tai, jeigu parašyti išsiurbti, tai ką reiškia tas išsiurbti? Nu? Arba jeigu nuvalyti stalus, tai ašgi negaliu rašyti, kad valyti būtent taip, purkšti tiek kartų ant to stalo. Nugi žmogus protingas, nu, mums nereikia visiškai nemasančių žmonių bare. Bet yra lapai ir, pavyzdžiui, kovojam irgi, žmonės nedaro. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, virtuvėje irgi. Išėjo, yra darbai irgi, patikrinti ventiliaciją ar išjungtą, ištraukti iš rozečių fritiūrinės, užsukti dujas. Ir ten dar porą darbų, bet nedaug yra. Tai tuos pačius darbus, va šitos rizikingiausius, mes surašėm ir barmenams. Ir kaip jūs galvoja, irgi patikrinti, ar išjungtas gartraukis, ar užsuktos dujas ištraukti iš rozečių. Kaip jūs galvojate, ar yra buvę atvejis, kad aš radau jungtą, pavyzdžiui, gartraukį? Taip yra, nors ir virtuvė, ir barmenai turėjo tai padaryti. Ir ne vienas nepadarė. Esu radęs bare langą atidaryti, nors yra darbas patikrinti, ar uždaryti langai. Ir praeitą savaitę berods barmenas atliko savo darbą gerai ir patikrino viską, nu tai jungtas gartraukis ir dega dujos. Raimonda dirbo tiesa, barmenė buvo Raimonda tą kartą. Tai degančios dujos paliktos, ne tik, kad neužsuktas dujos padavimas, bet jos degė. Ir palikta, ir išeita, nors pažymėta, kad padaryta. Tai ką tokiu atveju gali daryti? Ką tu gali padaryti, kad žmogus taip nedarytų? Aš nežinau, aš neturiu atsakymą. Tai atrodo, viskas yra padaryta, viskas aiškinama, šnekama daug kartų. Ir ne kartą buvo sakyta, kad pradžiui darom, po to žymim. Nu ir ką? Tau reikia, tu daryk. Tai pas mus daug yra tvarkų, daug visko padaryta. Ir tikrai, kai žmonės nori, jie neklysta ir daro daug dalykų žmogiškai ir kažkur pamirš kažką. Bet jeigu yra darbuose, tu žymi, kad padarėjai, kai nepadarėjai, sakau, čia toks gyvenimas. Ir dar gerų naujienų. Nežinau, kiek gerų, bet
viską bandau daryti, kad žiūriu, kas veikia, kas neveikia, tą barą kažkaip taip išjudinti iš to taško ir judinti kuo labiau į priekį. Tai nupirkau mokamą Untapped business accountą, kas kainuoja 110 gal eurų per mėnesį. Kiekvieną mėnesį 100 eurų. Kosmosas yra, bet, nežinau, reikia pabandyti, pažiūrėsim pusę metų, matysim, kas darosi. Gal tas atves daugiau žmonių, gal tas padės parodyti. Tai ilgai to vengiau ir dėl pinigų, ir kažkaip man atrodo, kad gal čia netaip yra svarbu, bet pamatysim, kol kas neturiu rezultatų. Man lygiai ir atrodo, kad daugiau čekininasi užsieniečių atėję, bet nesu tikras. Bet aišku, pamirštu pažymėti, kad pakeitėm pažiūralų, arba kažkas kitas dirba, ne aš, irgi man reikia pakeisti rankiniu būdu. Tai šiandien pasėdėjau, vakar pasėdėjau truputėlį ir padariau dar nepilnai, bet jau beveik, kad iš mūsų sistemos, iš mūsų kasos pakeitų salų, atsinaujintų ir Untapped'as automatiškai. Ištestavau, viskas veikia, bet nepaleidau šiandien, todėl kad aš einu dirbti, šiandien yra penktadienis ir jeigu aš paleisiu ir kažkur kažkas netai bus, taigi viskas, šakės. Aš nesutvarkysiu greitai, žmonės nelauks, ir bus. Tai tokių dalykų negalima niekada paleisti penktadienis, reikia leisti ramiausią dieną ir kada tu esi prie kompo. Tada kažkas kitas dirba, jeigu kažkur kažkas nesuveikia, neveikia, tai visada tau pasakys, tau praneš ir tu galėsi savo ramiai sutvarkyti, nes nebus didelio streso. Yra būdų, kaip to išvengti, kai žmonių nėra didelio srauto. Tai tas yra išmoktas seniai ir kai perkelinėjom į kitą serverį visą kasą, tai ką darėm, aš laukiau antradienio, nes antradienį sėdėjau namie, pasakiau, kad aš niekur neinu, aš sėdžiu namie, viską perkelėm, aš viską ištestavau, išsižiūrėjau prieš tai, po to viską sutvarkiau ir paleidom ir viskas veikia. Nieks nesugriuvo, bet jeigu dar keli dalykai išlindo, tokie smulkus, kur retai naudojamės funkcijos ir tiesiog ten greit buvo sutvarkyta, bet aš pasiruošiau daug ir aš sėdėjau prie to visą vakarą, kad maža kur kas nutiks. Tai pasileidau Untapped'ą, dabar rodo tik tai pilstom alų, padarysiu savaitgalį, kad atsinaujintų. Ačiū. Automatiškai. Ir tada bandysiu sukelti ir padaryti, kad buteliukus visus matytumėt, ką mes turime pas save bare. Irgi Untapped'ą, kad rodytų. Ir kad ne tik rodytų, bet kad atsinaujintų kas kažkiek laiko ir kad matytumėt praškai realių metų beveik viską. Nes ten visai realių metų gal ten taip nepavyks padaryti paprastai, o gal pavyks, pažiūrėsim. Bet ten reikia vėl pažaisti truputėlį daugiau, bet bazė padaryta, jau viskas programuota ir aš galiu atsinaujinti dalykus. Tai pasižiūrėkit Untapped'e, visą laiką galite prieš einant pas mus, šiaip rodo pas mus puslapyje. Tiesa, dar norėjau padaryti Untapped'e tada ir ekraną, tai visai meniu fainai pasidarė, kur galima rodyti ir tada rodo ir čekinus, kas čekininasi, normaliai atsinaujina. Mes buvom ir patys pasidarę, bet jie baina po to, kai dažnai tikrini, kas alų pažymėjo, kad geria mūsų bare, tai jie po to užbaina tavo serverį, tada negali matyti. Bet tą išjungiau, bet tą meniu, jeigu jų atsinaujinus ir gražiai padarius, gal ir visai faina. Bet išlindo dalykas, pasirodo, reikia kažkokio priedėlio, ten jisai dar 40 eurų kainuoja. Tai nežinau. Ar pirksiu ar nepirksiu, dar nesugalvojau. Matysim.